metras aviečių. Laukiu, kada galėsiu tai pasakyti, nes iš tikrųjų dar liko šios vagelės pusė, šita vagelė ir dar ten gale yra viena vagelė. Pažiūrėkit, kokia vaga manęs laukia. Varputis ir nušalusios avietės. Kokia motyvacija puikia. Bet motyvacija yra tame, kad tai bus paskutinė vaga iš kilometro. Tai, manau, visai bus smagu. Beje, jungiau laistymą jau, nes labai sausa. Raven dabar tiesiog dulka. O, visas žiedynas. Juodas. Čia gal kur neprasiskleidęs, gal dar ir. Čia juodas, o čia gal ir gražus. Ir ant tako irgi juodas. Sakiau, jau reiktų šiaip nusišienauti, bet nešienausiu, nes yra žydinčių net nemažai daigų. Tai aš juos išsikasiu ir pasisodinsiu. Va, kiek daug. Oho. Ir planuoja žydėti. Tai reikia pažiūrėti, ar nesausa. Nu, lygtais drėgna. Tai dar kol kas nejungsiu, gal rytoj jungsiu laistymą. Dabar gal ir nereikia dar. Dar vis žiūriu, ar nėra tripsų. Lyg ir nieks nelaksto. Tai baisu man jie. Pernai ne tik visi, bet ir mes turėjom bėdų. Skrusdėlytė. Dar viena skrusdėlytė. Net neškit man čia amarų. Nu viso žiedko čia tai gal neskinsiu. Na. Nors jis toks juodas. O čia viena gal ir ne juoda. Va, kiek daug žiedynų, ne, iš vienos braškės. Antrametės. Bet daug žiedynų tikrai. Ir va ten dar giliau matau yra. Likti panašu, kad dar ruošiasi kelt. Ir čia daug. Negaliu patikėti, bet aš įveikiau kilometrą aviečių. Jos nuravėtos. Visas kilometras. Neįtikėtina. Rankytės mano, aišku, man nedėkos už tai, bet aš labai džiaugiuosi. Jej! Pažiūrėkit, kokia jau didumo avietė. Jinai turbūt mano guminis. Iki kelio. Geras. Jeigu nušals, bus liūdna. Kitą savaitę žada iki -6. Oi, net laikytų turbūt tiek. Kas čia per pūkeliai? Arčiau pienės nužydėjo, bet ne. Pienės. Ai, va, čia kažkokiu tai medžio turbūt. Šiandien rytas jau šiltesnis nei vakar. Kadangi avietės baigtos ravėti,
Dabar reikia eiti prie braškių. Pas mus prie braškių vagų, kur auga žalia tarpuvagėse, auga labai daug braškių iš ūsų. Galvojam tiesiog nušienausim ir nesuksim galvos. Bet gaila, pažiūrėkit, kaip žydi, jų čia taip daug. Tai sugalvojau išsikasti juos visus. Tokiom dideliom šaknim geras. Ir kadangi neturim kur pasodinti, neturim vietos pasiruošę, tai tiesiog sukišiu. Ten turim tokį lauką nesenai išdirbtą. Tai tiesiog sakiau, sukišiu vieną šalia kito. Ir kai bus, tai bus prigis, tai prigis, neprigis. Bet bus gal kitiem metam iš ten naujų ūsų. Kažkaip taip. Nežinau, ar čia ne veltui darbas. Tikiuosi. Bet kaip žydėt pradėjo gausiai šakės. Bet ir labai daug yra juodų, kuriuos aš planuoju išskinti gal kiek galėsiu, kiek valiosiu, kai ravėsiu. Čia net tie žydė. Tie, kurie neprasiskleidė, lyg ir viskas ok su jais, o čia tai juodas. Žodžiu, dirbam. Darbo daug kaip visada. Ten jau nušienavau. Tai jau gražiau. O čia dar kasiu daigelius, tai dar negražu. Šį savaitgalį labai puikiai susitvarkėm. Avietės labai gerai paaugę. Visos nuravėtos, šiaudais ne visos uždengtos. Bet teko pereit prie skubesnių darbų, nes buvo pranašautos šalnas, todėl bėgom daryti braškiam šiltnamiukus. Tai reikės dar atliekti su agroplėvele ir uždengti. Tikėkimės nebus taip šalta, kad nušals ir avietės, nes bus labai gaila. Nes aviečių aukštis jau gal net iki kelių. Ir pagaliau susitvarkėm dar ir pirmametės braškės. Atsodinau, kas buvo neprigyję. Čia irgi šiaudų nedadėjom ir nušienavau mūsų šiauduose augančius, nežinau ką, čia naujus šiaudus turbūt. Tai va, kai sutvarkyti, tai ir visai kitas vaizdas. Daug nudirbta, buvo labai saulėtos dienos, tai žiauriai nusivalau rankas.